Skull. Skull, that's not this language. Cheers. Cheers, that's right. Prost. Mail. Male. Na zdrowie. Cheers. Yeah, cheers, okay. No bet czasujesz. No, cheese. Aha, a cheers. 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 Yeah, you know that, you're cheating. Matrica perkrauta. Esu nevilty. Maybe today we have dinner? No? maybe later. And what for dinner? Do you know anything about traditional English food? I know English breakfast. English breakfast, good, very good. What is included in English breakfast? Scrambled eggs. Scrambled eggs, yeah. And some krūjinė dešra kažkokia. Yeah. Sausage. 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 Beans. Beans, you call it baked beans. Baked beans. And toasted bread. Toasted bread, and also I think they have mushrooms there. Yeah. Do you like mushrooms in general? Yeah, I Yeah? like that. What kind of mushrooms? All kind. And bacon. And of course, bacon. Yeah, you Yeah, we know have better. bacon. What is your favorite dish or Meat meat? and vegetables. 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 Okay, you like meat? Yes. Really? Yeah. Which kind of meat is your favorite? Male. Male. Male meat is vyrų mėsa. Not meal. Will. Veal, okay. Veal. Veal meat is your favorite, yeah? Yeah. Okay, alright. And what is your specialty? What is your special dish that you can cook really well? Special, Mhm. my special, maybe pasta. Pasta. With meat. Minced meat. Minced. Yeah, with minced meat. Uh-huh. Let's go to the table. Alright. So, you Alright, so let's begin here maybe. What is this? Sun dried, dried sun-dried tomatoes. 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 Very Tomatoes. good. Okay. I can Just smell. Just smell. smoked salmon. Salmon. Smoked. Smoked Yes, salmon. smoked salmon. Salmon. Oh, again. Salmon. Yeah. Okay, salmon. And these ones. Chili pepper. And Garlic. garlic, yes. Parsley. Yay! Good! Great! Okay. Parsley. Parsley. Košio. Kaštanai, ar ne? Kaip jau vadinasi? Kaip šachmatai angliškai? Gal žinot, netyčia. O kaip riešutas? Nuts? Tai vat nut galas žodžio, o priekis chestnut. Chestnut. Yeah, chestnut. Šachmatiniai raštai, aš galvoju. Now, what about those guys? Tangerine. 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 Yeah. Tangerine. T-A-N. Tea. N-G. Okay. Buckwheat. Buckwheat. That's right. And what is this? Rice. Rice. And this one? Nuts. Nuts? No nuts. Čia lęšiai. Uh-huh. Lęšiai. Lashy. Mm-hmm. But how is in English? Contact lenses? Contact lenses. No, No, it's this is do you know? It's lentils. lentils. Lentils, yeah, it's lentils. Like lenteles. This is what? Pasta. 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 And? Pupas. Uh-huh. Pupas. Kaip ponas, toksai yra filmas. Ponas. Binas. Taip, tai bin. Bin. Yeah, beans, Tai okay. jis yra irgi bin, jo? Ponas Pupelė. Can you take the ladle? Ladle? Ladle. What is it? Huh? A ladle. A A ladle. ladle. Like lady. Like lady. Ladle. But ladle. Yeah. Ladle. Mm-hmm. It's a Lady's big ladle. spoon. Ladle. Daiva is. You can say to the camera what you're doing. I'm peeling a carrot. Okay. I think we can take a cucumber and I would like you maybe to cut it in
in straws. No, not slice. Ah, Yeah, but that- yeah. Mhm. Straw. Yeah, you would cut in straws. Šiaudeliais. Straw. Straw. Mhm. Kaip strawberry braškė, žinai? Here, done. Ką aš veiksiu, kai išmoksiu anglų kalbą, tai eisiu mokintis lietuvių kalbą. Nes tikrai pamiršau ir lietuviškus žodžius, ir antonimas, kas yra. Labai reikia vis dėlto įdėti pastangų, kad nesimaišytų ir kad indo nepavadintum samčiu arba nežinau, kažkokio produkto, kažkokių įrankių. Dažniausiai ten receptai ar kažkokie tai ingredientai, juos žinai, bet su kuo gaminti ten kaip samtis, kaip skustukas ar piltuvėlis, o tų žodžių aš tikrai nežinojau. Žodžiu, po truputėlį krausiuosi iš proto, matrica perkrauta, bet bus geriau. Aš stengiuosi. Ilganųjų komanda, prašyčiau sitraukti savo. Ingrida vėl, aš žinau. Taip. Aš neklausau ir nežiūriu. Ruslanas! Tai yra taisyklės. Aš pasakysiu lietuviškai, kas tai yra. Jūs turite išversti tiksliai, kas tai yra. Arba jūs galite gelbėti su komanda. 13. Yeah! Tai yra, Nothing. palaukit. Aš gerai išsiaiškinu, kas čia yra. Aš manau, kad tai yra druska. Tai yra žiupsnelis druskos. Komanda. Pipin. Išpareidė sakyti. Žiupsnelis druskos. Pinch of salt. Ruslanas, number 2. Tai yra rauginti agurkėliai. Čia Cucumber. marinuoti, iš tikrųjų marinuoti agurkėliai. Number 7. Tai yra baltas šokoladas. Yay! Kaip tai angliškai? White chocolate. Gerai pagalvok, tai yra bulvių traškučiai. Chips. O? Komanda turi kitą variantą? Iš tikrųjų, čia yra lūpų silikonas. Iš tikrųjų, čipsai nėra chips. Reikėtų žinoti, chips yra crisps. Nu, Ingrida, 12. Tai yra citrinos žievelė. Lemon. John. Peel. Taip. Number 6. O, šviežiai malti pipirai. Galvok. Fresh pepper. Freshly ground pepper. Gerai, tai yra freshly. Oh! Tai yra tiesiog kramtomoji guma. A piece of chewing gum. Chewing gum, very well. Tai yra kaštainiai. Chestnut. It's a bread. Yeah. It's a piece of bread, or can be slice. Yes. What is this? Kas tai atsakė neapsituok? Jogurtas. Kas čia? Ne jogurtas? Grietinė. Grietinė. Grietinė, Tai yra krem. grietinė. Koks krem? Cream. Wow. Nu, komanda, pasakykit. Sour cream. Čia yra dantų krapštukai. Teeth stick. Danties lasdelė. Tooth stick. Dantų lasdelė. Nu, o kaip man pasakyti? Koks nors. Pick up stick. Tooth pick up stick. Yeah. Jūs va taip arti, tai yra Nu, tai- toothpick. Toothpick. Taip, jūs sakėte, taip sakė. Aš klausiu, koks gal iš tikrųjų. Number 8. Nat. Anakandžio. Kaip rusiškai anakandžiai? Anakančiai. Anakadži gyvąje. Gerai, Ingrida. Sakė Cashew. Cashewnut arba cashew. Yay! Tiksliai, kešiu. Aš klausiu rusiškai, kešių yra. Gerai, 14. 14. Tai yra 4 skiltelės česnako. Oh, yeah! Nežinai. 4. Yes. Slide. Ne. No.
peel, I think, or garlic, or... O, gloves. Paskutinis šansas, Ruslanai. Tavo rankose. Kas čia? Pasistiprink. Kas čia? Žinai. Ну не приsimeni. Baton. Aš prisimenu. Nu, kaip? Donut. Mes turim tašką, valiau. Suskaičiavus mūsų rezultatą, panašu, kad laimėjo draugystė. Apie žodį lašiša angliškai. Nors jis rašomas su raide L, tačiau jos tariant nereikėtų sakyti. Žodis salmon turėtų tartis kaip salmon. Enjoy your meal. Ši frazė nebūtinai reiškia gero apetito. Iš tikrųjų, enjoy your meal gali sakyti tik tai padavėjas, kuris atneša jums maistą, palieka jį, pasako enjoy your meal ir išeina. Jeigu valgote draugę su žmogumi ir norite jam palinkėti gero apetito, geriausiu atveju galite sakyti bon appétit, prancūzišką atitikmenį, nes anglai gero apetito neturi. Apie grybų pavadinimus. Iš tikrųjų pastebėjau, kad anglai patys nelabai žino skirtingų grybų rūšių. Jie žino vienintelį mushroom. Ir paskutinis dalykas. Jeigu sėdite drauge prie stalo su anglakalbiais ir jūsų paklausia, gal norėtumėte pakartoti, jeigu iš tikrųjų norėtumėte, spręskite dabar. Kadangi jeigu pasakysite, ne, gal aš vėliau pakartosiu, jūsų maistą nuneš iš panosės.